Tu jaunas bachūras, važinėjai su slyva asfaltą. Pasižiūri tiktokose, kaip hebra važinėja su keturačiais ir sugalvoji, noriu ir aš važiuoti bekelę. Atsidarai autopliusą, pasižiūri, kiek kanamas kainuoja ir toksai, ai gal tiek to. Ir V-Moto mums dabar pasiūlė alternatyvą, panašų keturatį. Sako, kad jisai važiuoja taip pat kaip ir kanamas, bet aš kažkaip abejoju. Šiandien mes pristatom Odessa Mut Pro. Ir šiandien mes palyginsim Odessa Mut Pro 1000 su Can-Am 1000R XXE. Odessas turi irgi litrinį variklį, šiam 4 kW, 30 ratus, radiko iškilimą, šnorkelį, lidbarą, gervę, dugno apsaugą, viską tai gaunate iš karto bazėje. Ir kaip sako V-Moto, sako, kad jis ne ką geriau, blogiau važiuoja negu Can-Amas. Ir šiandien mes šitą patikrinsim. Tai šaika, įsipadoginam, pasiėmam snaksų ir žiūrim, ar tikrai Odessas yra tiek geras, kiek apie jį kalba. Ir V-Moto siūlo Odessa Mut Pro kaip ir dvivietį, taip ir vienvietį. Tai yra kaip ir ilga bazė, taip ir trumpa. Dabar turim statų kalną. Iš tikrųjų, jisai yra ant kameros tikrai neperduodamas, bet turime kaip Dakarė beveik tos tik tais kalnus, tik tais pas mus gal baltas tas kalnas. Pabandysim iš vietos startuoti ir įvažiuoti į kalną. Aš manau, tau bus geriau įvažiuoti, nes tai ilga bazė. Nu jo, ilga bazė tikrai padeda geriau lipti į kalnus. Tai toj pažiūrėsim, prasitestuosim ir jūs pamatysit, ar Odessas tikrai vertas ir tikrai gali konkuruoti su Can-Amu. Svarbu neapvirsti. Vienas! Žiūrėk, Valdemarka, tokia situacija.
biški mano kanamas užklimpa. Aš girdėjau, kad pas jūs ten labai gera Odėse gervė stovi. Jo, stovi 3,5 tūkstančio LB su Runvo gervė ir aš žinau, kad mes tave dabar visą be problemų ištrauksim iš čia. Tai gal pamėginam kaip nors ištraukti? Davai. Pakol neužšalo, reikia traukti kažkaip. Taip, užkuriam. Kanamas, važiuoja. Odesas, blėt, važiuoja. Nu, miela malonu, kaip sakoma. Aš šiaip nemanau, kad jis ten pravažiuos iš tikrųjų. Kaip tu galvoji, pravažiuosi? Galim bandyt? Hold my beer? Reikia bandyt? Jisai rimtai norės čia važiuoti su Odesu? Marai, mėginam? Gaza, turbūt gaza. Vis dėlto čia per gilu. Kaip vabaliukas padarytų? Ой-ой-ой. Санечка, снимаешь. Bandysim gervintis už šitą nedidelę medelę. Bandysim ištraukti į priekį, nes atgal nelabai paeis. Ne, nu šiaip tai čia ir cefas pravažiuotų, kaip sako. Apie šventą dalyką kalbėkim tyliai. Tai dėl to, kad čia nesekmadienis? Jo. Apie cefą tik sekmadienis. Jo. Marka bažnyčiai tiek nestovi ant kelių kaip prieš Odesą, pažiūrėkit. O, toksai. Kad negadinti medžio yra va toksai va specialus dalykas paminkštinimas, kuris kabinamas ant medžio. Dar paduok, dar. Ir tada medis yra negadinamas. Va. Nes jeigu su trosu užkabintum, tai jinai įpjautų. Tai Valdemarai, tu jau kaip prisiskaitęs apie Odesą, gal papasakosi daugiau apie tokių klausimų, pavyzdžiui, radiatoriaus iškelimas. Čia jau originaliai eina ant šito keturračio, nes pas mus tai reikia statyti atskirai. Jo, šitam modeliui, kai imi Odesą Mut Pro, tai Mut Pro eina jau iškeltas radiatorius, šnorkelis ir dugno apsauga ir ledbaras, plus gervė. Ir radiatorius iškelimas yra padarytas tam, kad važiuojant purvu, radiatorius nebūtų užsikimšęs, ir tada nekaista. Šnorkelis yra padarytas tam, kad tu galėtum kuo giliau su jo
nerti. Tai realiai šnorkelis, kai čia yra, tai tu gali beveik o taip važiuoti vandeniu ir su motociklu visai nieko neatsitiks. Kaip matai, ratai yra daug didesni nei tavo. Jau iš gamyklos eina 30 ir čia, kiek žinau, iš gamyklos turbūt didžiausi ratai, kurie eina. Nu, čia yra 27, bet irgi neblogai važiuoja. Jo, važiuoja irgi neblogai, bet pasakyk pats, jeigu važiuojant kažkokiom sunkiai pravažiuojam vietom, vis tiek, kuo didesni ratai yra, tuo geriau. O apie registraciją, nes mūsų 1000 erai užregistruoti labai sudėtinga iš tikrųjų. Kaip šitą Mut Pro, ar legalu su jo važiuoti, ar galima legaliai važiuoti keliais? Matai, Mut Pro yra street legal, yra su TB3 kategorija, tai jis yra labai laisvai registruojamas kaip žemės ūkio mašina, kaip traktoriaus ir pilnai gali su juo visur važinėti, turi posūkius, stabdžius, avarinį, gali laisvai važiuoti per Vilnių, į Haneriuką užvažiuoti, panelės pakabinė, žinai, dabar šiais laikais keturratis čia jau, nu. Ja. Ir tie bachūrai su slyvom, jo. Gali. Seilės varvina. Tai, ką aš dar galiu pasakyti apie Odesą. Odesa yra bakas didelis, 22,5 litro. Kainame 18, man atrodo. Kažkas tokio, 18, kažkas apie 18-19 litrų, jo. Tai galima ir į Kauno Hanerį nuvažiuoti. Laisvai aš galvoju. Ką aš dar galiu pasakyti apie šiandien važiavimą, tai man labai patiko vairo stiprintuvo darbas. Labai lengvai vairas sukasi, iš tikrųjų. Didelis, aišku, pliusas čia jo ratai, dar kartą pasikartosiu. Ko man trūko, nes čia mes sakom viskas aфиgenai, ko man trūksta biški monetizacijos. Kaip ir jisai yra padarytas ant XMR bazės. Ir jo, jisai kitokas, bet purve čia labai didelis pliusas. Jo. O tai vat tas dabar bachūras sėdi, žiūri, su slyva, kur vairuoja, žinai, ir klausia, tai kokia kaina šito keturračio? Šito keturračio kaina dabar yra 13 500 eurų, čia jau kartu su PVM. Yra ir pigesni variantai, yra litras paprastas, jis atrodo irgi taip pat, viskas taip pat, neturi tik tai, turi 28 ratus, neturi radiko, šnorkelio. Jisai žvirkelinis. Nu jo, jis toks labiau... Į parduotuvę alaus. Jo, jis toks labiau, žinai. Alkoholinio alaus. Jisai toks labiau paprastas ir jis kainuoja 10 990 eurų su PVM. O kas ir tiek neturi, yra dar ir 650 kubinių centimetrų variklis. Tai čia jau vaikam. Nu ne, nepasakyčiau, kad vaikam, žinai, jis atrodo lygiai taip pat. Jisai irgi didelis, irgi su 2.8 ratais, tai kad variklis 6,5. Bet nereikia pamiršti vieno dalyko. Jie visi yra 2 cilindrų. Sukimo momentą jie turi gerą. Tikrai joks vieno cilindro 700 kubų variklis neprilygs 2 cilindrų varikliui. Ir 650 kainuoja 8690 eurų su PVM. Tai kas ant įmonės, jeigu pirks, tai galės dar 21% nurašyti. Tai čia visai pigiai išeina. Nu, realiai čia 5 kartus į Maksimą nueiti ir galima 6,5 nusipirkti, na. Jos 100%, mūsų laikais tikrai. Ja. Supratau, nu tai šiaip aš iš Paskos važiavau, iš Paskos ir šalia, nu tai visai nieko. Bėgėjomės, porą kartų startavom iš vietos, tai nedarėm tų drag reisų mūsų. Pasimokėm, tai šiaip pasižiūrėjom. Tai iš tikrųjų sukimo momentas irgi jo geras, žiūrint į jo ratus didžiulius, tai bėgėjasi tikrai panašiai. Apie sukimo momentą jis turi 100 Nm. Tai čia... O mūsų turi? O apie mūsų blemą nežinau netgi. Daugiau turi. Ne, nu, vis tiek, kanamas yra kanamas, bet
Kainos ir kokybės santykis, nu, mano manimu, šiuo metu rinkoje nėra nieko geresnio. Palyginus su kitais keturračiais, tai jo. Jo, aš taip irgi tokios pat nuomonės. Pramažumų. Nu, matėte mūsų kitose serijose, praeitose, tai yra, kaip per purvą važiuoja, tikrai dar padarysim, kai nebus minuso, dabar gal -10 yra, tai purvai biški pašalė, tai bekelės nėra, bet tikrai, ateityje. Aš galvoju, tikrai mes pavasarį, kai bus daug vandens, daug sunkiai davažiuojamų vietų, mes tikrai padarysim jums dar vieną... Lėksim ant visų babkių. Jo, dar vieną padarysim jums filmuką apie jį, kur tikrai matysit jau, kaip jis važiuoja tikrą bekelę. Kaip be būtų sunku dabar, nerealiai surasti kažkur sunkiai pravažiuojamų vietų, nes viskas sušalia, o kur neužšalia, tai ten ir harvesterai nepravažiuos. Medkirtės. Jo. Tai vat. O dar gal papasakosi, kur tokį galima keturratį nusipirkti? Jo, šakelė, šitos keturračius galite nupirkti Vilniuje V-Moto. Čia va pasirodys jų numeris. Čia va pasirodys adresas. Važiuojat, tenais galite nupirkti ir jums speciali dovanėlė yra dar nuo mūsų. Kokia? Su promokodu Blogger Valdemarka gausite nuo manęs šildomas rankenėlės, perkant bet kokį Odės keturratį šakelę. Tai va, žiūrėkit, jeigu kažkas norit gerai važiuoti už, taip sakant, gan mažą sumą, nu, palyginus su mūsų keturračiais, tarkim. Tai... 2 slyvų kaina. 2 slyvų, blio, tu jų slyvos čia išrinkai. Nu tai jau pažiūrėkit, kiek slyvos kainuoja. Jeigu norit gerai leisti laiką, taip kaip leidžiam mes, varom į V-Moto, išsirenkam savo patinkantį keturratį. Yra ir kitų spalvų, man rodos yra pilkai salotinis toks. Tas gražesnis. Jo, ir vat auksiniai raudonas. O paprastų litrų, jo, yra ir raudonas mergaitėms, yra ir mėlynas, juodas. Tai spalvas irgi galėsite pasirinkti ir taipogi V-Moto turi visai gerą servisą. Kas stebi mūsų kanalą, žino, kad šitas keturratis tenais buvo atgaivintas. Atgaivintas, tikrai. Ir dalim prekiauja visų keturračių, kurių jūs norit. Apranga, fintrailai, šalmai, aksesuarai. Iš tikrųjų viską ten galite rasti. Jeigu ateinat nuo mūsų, visada gausit gerą aptarnavimą ir nuolaidėlę šakelę. Jo, šalam, po biškį mes važiuosim. Paimsim kokį kebabą ar pizzą. Iš Insiga Food. Iš Insiga Food. Ir ką, ir varysim ilsėtis. Jo, nes iš tikrųjų -10, -12, tai chebra ką, iki kitų epizodų. Toks, palauk. Ai, točno. Ir nepamirškit, chebra. Laiko, subscribe. Ir komentarą. Ir varpelį irgi.